Žurnalas Reitingai paskelbė Lietuvos gimnazijų reitingą. Jame pagal egzaminų ir abiturientų stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatus Marijampolės Marijonų gimnazija iš beveik 400 šalies gimnazijų užima 12 vietą. Tuo džiaugiamės ir taip pat švenčiam ir taip motyvuojam vaikus, kad reikia mokytis, kad reikia investuoti į save. Mes tuo džiaugiamės, kad mūsų 12-okai beveik 100% visi laiko ir išlaiko lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos egzaminus ir 80 daugiau procentų stoja į universitetus. Pirmiausia yra motyvacija pačių vaikų. Jeigu vaikai nebus motyvuoti, jie nenorės mokytis, nenorės siekti. Bendradarbiavimas mokytojų ir mokinių ir šeimos dalyvavimas ugdymo procese ir reagavimas į pastabas ugdytojų, kai jos yra išsakomos. Ir nebandymas reguliuoti mokytojams, kaip jūs turite mokyti. Gimnazijos direktorius akcentuoja, kad ugdymas pirmiausia tai akademiniai žinios. Jam nerimą kelia kai kurių mokyklų moksleivių nenoras laikyti lietuvių kalbos ir matematikos egzaminų. Tai tuščiai praleistas laikas, kai nededama pastangų savęs ugdymui, sako direktorius. Kai žmogus įpranta tingėti, sakykime, 5-6 klasėje, labai sunku yra sugrįžti, sakykime, 9 klasėje ir ištaisyti tas spragas. Aš visą laiką kalbėjau ir sakiau, kad mokykla yra mokymosi vieta, reikia visokiausių renginių, bet jie neturi tapti esminiai. Jie neturi tapti tais, kurie pakeičia ugdymo procesą. Esminis dalykas, kad turėtų būti, kai buvo ir suplanuota po 8 klasės, nustatytas balas, kurį pasiekus mokinys eitų mokytis į gimnaziją, o kitu atveju eitų mokytis profesijos. Ir tai buvo labai graži mintis ir tai būtų išsprendę labai daug problemų. Ne vien reitingais Marijonų gimnazija džiaugiasi. Mokyklos moksleivė Elena Bieliauskaitė tapo Lietuvos tūkstantmečio 5-oke. Nuo pat vaikystės žiedavau ir man labai patikdavo ir įdomu būdavo ir pati labai norėjau sudalyvauti. Tai labai smagu, kad ir sudalyvavau ir laimėjau. Tiesą sakant, nieko nesiruošiau, tik biškį paskaičiau tą pačią tūkstantmečio vaikų knygą. Labai buvo sudėtinga atsakyti į klausimus greitai, nes susipainiojau šiek tiek ir labai susijaudinau. Tai buvo sunku, bet vis tiek gerai išėjo viskas. Pirmiausia, čia yra šeimos indėlis, kai tėvams yra svarbu, kokioje aplinkoje auga vaikas, kuo vaikas domisi. Labai gražiai papildė tėvai ir mokytojai vieni kitus ir mergaitė tiesiog atsiskleidė. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija reitinge 30 vietoje, Šventos Cecilijos gimnazija 1 šimtuke, o Sūduvos Igliaukos Anzelmo Matučio ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos 3 šimtuke.